Šiandien minim ir pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Dar prieš pradedant atsakinėti ir į klausimus, norisi pasveikinti visus ir ypatingai tuos, kurie prisijungė. Ir tai jau yra indikacija, ir ne to, kad vis dėlto tie, kurie prisijungė, iš tikrųjų rūpinasi savo sveikata ir nori, ar ne, daugiau sužinoti apie tai, kaip galima padėti sau, kaip atpažinti tam tikrus signalus, kurie kalba apie perdegimą, ir lygiai taip pat galbūt tam tikri dalykai, kuriuos ir aptarsim, šiandien kalbėsim, gali padėti, siekiant padėti ir šalia mūsų aplinkoje esantiems žmonėms. Jo, tai kadangi šiandien turim ir laiko taip ribotai, jo tema plati, norisi paliesti kuo daugiau dalykų, tai kampų pačios temos, tai kalbant apie darbinį perdegimą, skirtumą nuo nuovargio ar patiriamo streso, vis tiek svarbu pirmiausia apsibrėžti, kas vis dėlto yra tas perdegimas, ar ne, ir tada jau žiūrėkim, kuom skiriasi nuo kitų terminų, kuriuos šalia naudojam. Tai iš esmės, kalbant apie darbinį perdegimą, tai svarbu pabrėžti, kad pats perdegimas yra ilgalaikio emocinio, fizinio ir psichologinio išsekimo rezultatas. Ir šis rezultatas, išsekimas, jisai dažniausiai kyla dėl didelio, nuolatinio, ilgalaikio streso darbe. Ir būtent perdegimas jis neatsiranda iš karto, tai yra procesas, kuris vyksta palaipsniui ir žmogus jaučia nuolatinį vidinį ir išorinį spaudimą, negali atsigauti ir pailsėti. Ir patį perdegimą, mes kalbant apie perdegimą, turim pagrindinius 3 tokius identifikacinius kriterijus. Taigi, norint nustatyti, identifikuoti, kad tai iš tikrųjų yra perdegimas, žmogus turi pasižymėti visais 3 kriterijais. Ar ne, negali būti 2 iš 3, būtinai turi būti 3. Tai pirmiausia, mes kalbam apie emocinį išsekimą, kuomet žmogus jaučia emocinį nuovargį, sunku atlaikyti emociškai kylančius reikalavimus iš išorės ir iš vidaus, nes mes iš vidaus sau keliam labai didelius reikalavimus, ar ne, nuolat keičiasi emocinė būsena ir bet koks pokytis, pavyzdžiui, aplinkoje gali iššaukti net neadekvačias emocinės reakcijas, ko pasekoje yra ir sudėtinga išlaikyti kontaktą su kitais žmonėmis. Atsirandantis ciniškas požiūris, pavyzdžiui, kad perdegimo metu žmonės dažnai tampa tokie pakankamai skeptiški, ciniški savo darbo atžvilgiu, arba atsirandanti disociacija. Tai disociacija yra toks psichologinis terminas, pakankamai sudėtingas ir turbūt šiandien neisim labai stipriai į patį terminą, ką tai reiškia, bet tiesiog galim įsivaizduoti, kad kai žmogus patiria disociaciją, tai jausmas yra tarsi mano kūnas yra čia, o aš tai, kas vyksta aplinkoje, tarsi per stiklą matau, ar ne, per tokį atsiskyrimą, per tokį filtrą ir nėra jaučiamas ryšys tarp mūsų emocijų, kūno ir fizinių pojūčių. Na ir galiausiai trečiasis požymis yra mažėjantis efektyvumas ir produktyvumas, ir žmogus gali pastebėti, kad jų darbo rezultatai nebeatitinka keliamų lūkesčių. Ir kuom tai skiriasi nuo nuovargio, tai kai esam pavargę, mums gali užtekti savaitgalio, gali užtekti savaitės atostogų, kad mes tiesiog atsitrauktumėm, pailsėtumėm ir galėtumėm vėl grįžti prie savo darbų. Perdegimo atveju savaitgalio ar savaitės atostogų jau neužtenka ir dažniausiai po perdegimo žmogui reikia gerokai daugiau laiko atsistatyti ir tai gali būti nuo keletos mėnesių iki netgi metų laiko, kuomet reikalingas atsitraukimas nuo darbinės aplinkos ar net ir socialinių tam tikrų dalykų tam, kad pilnai atstatyti resursus, kurie buvo sudeginti. Taip, tai vat kaip ir minėjote, tas atsistatymo procesas yra pakankamai ilgas. Svarbu galbūt pabrėžti tai, kad ką dabar daryti, kad neatsidurtų tokioj pozicijoj, kad nereikėtų po to metus laiko kažkaip atsitraukti ar vengti to darbo, žodžiu, kad
ką daryti, kad išvis galbūt taip nebūtų, jeigu tai yra įmanoma išvis. Mhm. Aha, na tai užsiimti prevencija, ar ne? Tai viena, ką jau darom ir dabar, šiandienos susitikimo metu, ar ne, plėsti savo žinias apie tai, kad suprastumėm, kas vis dėlto iš tikrųjų yra tas perdegimas tam, kad galėtumėm atpažinti signalus, kurie jau rodo, kad čia jau kažkokie tai pavojaus signalai, ar ne, mums yra skambantis. Ir kita dalis, ar ne, tiesiog užsiimti tokia, na, psichohigiena. Ne, tai mes turim rūpinti savo darbo poilsio balanso režimu, tai vėlgi, kas tas balansas? Balansas kiekvienam yra skirtingas ir aš pati netikiu tuo ar ne išsiriškimu, kaip sakom, 8 valandos miegui, 8 darbui, 8 laisvalaikiui. Man atrodo, šių dienų kasdienybėje tai yra pakankamai sudėtingai pasiekiama, ar ne, taip, kai kuriems ta formulė veikia, bet iš esmės, na, mes turim tokią nuolat kintančią aplinką, kur kartais tenka, ar ne, ir padirbti ilgesnės valandas, yra sezoniškumas darbo, pavyzdžiui, metų pabaiga, ar ten rugsėjo mėnuo, ar ne, grįžtam po vasaros atostogų, jie gali būti tie sezonai, periodai intensyvesni, tačiau, na, po jų mes vis tiek turim sąmoningai skirti laiko poilsiui ir užsiėmimams, kurie būtų susiję ne tik tai su darbu. Ne, svarbu stebėti, kad mūsų gyvenimas nebūtų vien tik tai apie darbą, nes jeigu gyvenime pradedam savo dėmesį skirti būtent tik tai ten, tada tikėtina, kad perdegimo rizika yra gerokai didesnė. Na tai rūpintis savo fizinė sveikata, savo emocinė sveikata, nepamiršti to, kaip aš sakau, šventojo trejeto, miegas, maistas, sportas, ar ne, kas padeda mums išlaikyti savo energingumą ir išlaikyti savo resursus. Na, palaikyti socialinius kontaktus, atkreipti dėmesį, jeigu mūsų aplinka pradeda, na, mums dažniau sakyti, kad galbūt tu per daug dirbi, galbūt per mažai dėmesio ir laiko skiri kitoms veikloms be darbo, ar ne? Tai jeigu jau iš aplinkos pradedam girdėti tam tikrus dalykus, na irgi verta staptelti ir atsigręžti į save, ar ne, perklausti, tai kame aš esu, tai savirefleksija, ar ne, didinam savo asmeninį sąmoningumą, perklausiant savęs, tai kur aš einu savo gyvenime, kaip aš noriu savo gyvenime gyventi ir galbūt kur yra neatitikimas tarp to, kur aš esu ir kur noriu būti psichologiškai, fiziškai, savirealizacijos prasme ir panašiai. Taip. Ir vat, manau, patys žmonės galbūt ir čia prisijungia ir apskritai, kurie girdi labai daug apie perdegimą, gal vat kai kurie ir galvoja, kad, aha, aš esu vat, nu, labai pavargęs, bet ar tai yra perdegimas, ar ne? Tai vat kokie galbūt pagrindiniai tokie bruožai, kur vat žmonės turėtų save pagauti ir sakyti, va, čia jau kažkas galbūt yra negerai. Mhm. Na, tai dažniausiai, kai mes kalbam apie tai, kabutėse, čia jau kažkas negerai, mums yra svarbu atkreipti dėmesį į atsirandančius pokyčius, ar ne? Ir mes galim stebėti tos pokyčius, na, kaip buvo anksčiau ir kaip yra dabar. Ar ne? Ir dažniausiai mes, na, patys žmonės, ypač kalbant apie perdegimą, ne iš karto pastebi, kad tam tikrus simptomus, nes, na, atrodo, kad, ai, tai čia yra stresas, stresas yra normalu, mes visi patiriam stresą, čia yra šitą stresinį laikotarpį dar išgyvensiu, paskui jau kažkaip tai praeis, turiu galbūt labiau pasistengti, labiau susitvarkyti ir tada jau bus gerai. Iš tikrųjų, perdegimo atveju situacija negerėja, jinai su laiku tik tai prastėjanti yra, tai čia jau ir yra vienas iš signalų, kad atrodo jau sunku pasidaro kasdienybėje įkvėpti, na, bet vis tiek pokyčius mes atsirandančius galim stebėti 3 lygmenyse. Tai yra fiziniai simptomai atsirandantis, emociniai simptomai ir elgesio pokyčiai. Ir mes fiziniam lygmenį jaučiame, kad ten jau randasi tam tikri pokyčiai. Galbūt psichosomatiniai dalykai atsiranda, na, tai vėlgi ligos ar sutrikimai, skausmai, kuriem tarsi nėra aiškios priežasties ar paaiškinimų.
Emociniai simptomai tai yra, na vėlgi tas ciniškumas, kurį aš minėjau prieš tai ir ne, atsitraukimas. Šalia perdegimo labai dažnai yra einantis beviltiškumo jausmas, kada aš nežinau, ką čia galima pakeisti. Nieko atrodo negalima pakeisti, nes situacija, čia aš neturiu kontrolės tame ir nieko negaliu pakeisti. Padidėjęs dirglumas, jautrumas, vat gali rastis tos depresiškos nuotaikos, ar ne, nėra energijos, nėra motyvacijos, liūdesys, verksmingumas padidėjęs, keičiasi mūsų emocinė būsena, gali pykčio protrūkiai pradėti rastis, ar ne, kurie anksčiau buvo nebūdingi. Na ir galiausiai elgesio pokyčiai, tai yra mažėja mūsų produktyvumas, gebėjimas išlaikyti dėmesį, koncentraciją. Žmonės, kurie patiria perdegimą, neretai nori atsiriboti nuo socialinių kontaktų, nes tiesiog nebėra resurso, iš kur bendrauti su kitais žmonėmis, ar ne, randasi tokia izoliacija. Atidėliojimas užduočių atsiranda, sumažėjusi motyvacija, priklausomybės gali rastis tame, alkoholio vartojimas ir ne kažkokių vaistų vartojimas tam, kad padėti sau atsitraukti nuo viso to krūvio, kurį patiriu. Aha, taip, tai vat labai svarbu vat yra pažiūrėti, pamatyti tuos tokius simptomus, nedirglumas, depresiška kažkokia nuotaika. Ir galbūt va dar yra svarbu, jeigu aš pastebiu, kad mano kolega lygtais kažkoks ir prislėgtas ir jam kaip ir viskas nebeįdomu, vat gali pastebėti kažkokius tokius galbūt ženklus, kad jis gali būti perdegęs, bet ką tada daryti, nes aš to žmogaus vidų neįlysiu, aš nežinau, kas ten ar nededasi. Tai kaip galbūt būtų galima kolegai savo padėti, jeigu pastebėtumėm va tokių perdegimo simptomų? Mhm. Na, tai šiaip vienas dalykas, į kurį iš viso svarbiausia, pirmiausia, pradėti kreipti savo kolegų tarpe, tai ne tada, ne į tuos, kuriem pasikeitė ir jie nebeturi motyvacijos ir prastai jaučiasi, bet pradėkim dar žingsniu atgal. Labiausiai kreipkim dėmesį į tuos, kurie kaip tik yra super motyvuoti, norintys daug daryti, norintys įrodyti, atliekantis užduotis labai gerai, dirbantis viršvalandžius, ar ne? Tai pradėkim nuo čia, nes čia yra pirmasis žingsnis į perdegimą, ar ne? Tai žmonės, kurie siekia save parodyti, yra atsidavę labai darbui, ignoruoja savo tam tikrus poreikius, va čia jau yra pirmas žingsnis, į ką svarbu atkreipti dėmesį, nepaisant to, kad mes kolegų tarpe tokius labai mėgstam savo kolegas, nes jie gali atlikti tarsi daug ir gerai ir būti pavyzdžių visiems įkvėpti. Tuo pačiu labai dažnai būtent tokie žmonės ir patiria perdegimą. Tai galima jau čia stabtelt, ar ne, tiesiog įvardinti, aš matau, kad tu labai daug dirbi, aš matau, kad tu labai daug dedi pastangų į tai, ką darai, kas iš tikrųjų yra žavu. Iš kitos pusės, kaip tu paklausti, kaip tu savim pasirūpini, ar tu skiri laiko poilsiui, nes tiesiog norisi, kad tu save pasaugotum. Ne, na ir vėliau pastebint jau tiesiog kitus simptomus, kurie rodo tą pokytį, ar ne, atsirandantį kolegų tarpe, kur dažnai randasi ten ir konfliktinės situacijos, nes žmogus nebeturi resurso atreaguoti ir panašiai. Tai vėlgi, tiesiog išreikšti savo susirūpinimą, ar ne, aš matau įvardinti pokytį, ar ne, aš matau, kad tavo elgesys pasikeitė, atrodo, kad tu tarsi neišsimiegojęs, ar ne, ar tu netekai, įvardinti fizinį pokytį kažkokį, atrodo, kad netekai svorio, ar esi nuolatos užsimiegojęs. Ar tiesiog kitą pokytį, kurį mes pastebime, mes galime įvardinti, ar ne, pastebėjau tą pokytį, tai man tiesiog rūpi, kas vyksta, ar ne, ir jeigu tu nori pasišnekėti apie tai, tai aš būsiu čia. Aišku, ir tą mes sakom, jeigu esam pasiruošę būti kartu,
Iš kitos pusės tiesiog išreiškiam savo susirūpinimą ir galim pasiūlyti, ar ne, nu, gal tu, aš va klausiau seminaro kaip tik apie perdegimą ir mes kalbėjom apie va tokius bruožus, simptomus, klausyk, man čia kažkaip tai suskambėjo apie tave, tai gal verta būtų sustoti ir pasižiūrėti, jeigu nežinai kaip, gal verta su kažkuo pasišnekėti. Tai va tiesiog atreaguoti, įvardinti pokytį ir pasiūlyti kažkokią tai pagalbą. Bet kartais užtenka tiesiog įvardinti, ką mes pastebim. Žmogus gali sureaguoti labai gynybiškai, gali nepriimti, gali negirdėti, kas irgi yra normalu. Tai nepriimti reakcijų asmeniškai, ar ne? Jeigu žmogus sureaguoja kažkaip tai gynybiškai, piktai, nepriima to, ką sakom, tai nekaltinti savęs, o tiesiog priimti, kad perdegę žmonės, jie neturi resurso jau empatiškai atreaguoti. Ir nepaisant to, kad ta reakcija jinai gali būti tokia gynybiška, nereiškia, kad žmogus neišgirdo jūsų. Tiesiog priimti, kad čia yra kitas žmogus su savo problemomis ir kartais mes esam, kad ir kaip tai bebūtų, ne visada mes turim tiek galios, kad ir dažniausiai neturim galios, ar ne, už kitą žmogų kažką išspręsti, padaryti, bet kitam žmogui yra labai svarbu jausti, kad kažkam rūpi, kažkas pastebi ir parodyti, kad aš galiu būti ta erdvė, kuri paklausys tavęs, kuri padės rasti kažkokią tai pagalbą, bet vėlgi neprisiemam atsakomybės išspręsti už kitą žmogų. Man vat irgi atrodo labai svarbu, ką jūs pasakėte, kad vat mes esame linkę pastebėti, kai kažkas jau yra negerai. Va, kad, vat čia, tarkim, nusiminęs dirglus ir visa kita, bet svarbiausia yra pastebėti prieš tai, ar ne, kad va tie visi linksmiausi, kurie daugiausiai dirba, jie gali būti to didžiausiai rizikos grupėje, ar ne, kurie nesiilsi visiškai. Tai vat labai toksai svarbus aspektas, į kurį, manau, turėtumėm atkreipti dėmesį. Ir kažkaip man irgi taip labai pasirodo svarbu, kad ir iš vadovų pusės labai svarbu, kad jie prieitų, atlieptų galbūt, kad aš matau tą pokytį kažkokį, tarkim, ar ne, ir jeigu ką, tu visada gali pas mane kreiptis. Ir kad žmogus, žodžiu, turėtų tokią kaip ir saugią erdvę, kur jis galėtų atsiremti. Taip, taip, taip. Bet aš čia sakau, labai norisi vis ir akcentuoti, kad mes kalbam apie vadovus, kurie tarsi turėtų, ar ne, ir pastebėti, ir atliepti, bet lygiai taip pat ir nepamirškim pačių vadovų. Nesvarbu, kurios grandies, aukščiausios grandies, vidurinės grandies, ar ne, vadovai, apie kuriuos mes kalbam, tai šitie žmonės vieni dažniausiai patiriančių perdegimus, ar ne, ir jiems irgi yra reikalinga pagalba, ne, tai todėl pats vadovas, jisai nesvarbu, kad turi šitą rolę kaip vadovo, turėtų nepamiršti pasirūpinti savimi. Čia kaip ir lėktuve, ar ne, nelaimės atveju pirmiausia turim pasirūpinti savimi, užsidėti kaukę savo tam, kad galėtumėm pasirūpinti kitais. Tai darbo aplinkoje, darbo vietoje vadovai pirmiausia turėtų pasirūpinti savimi ir atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta ir kad galėtų padėti ir įkvėpti ir kitus šalia esančius ir tiesiog nusiimti tą superherojaus kaukę, ar ne, kad aš turiu su viskuo susitvarkyti, aš galiu su viskuo susitvarkyti, čia yra tik mano atsakomybė su tais dalykais susitvarkyti. Ar tikrai? Tai nepamirškim ir vadovų. Visi mes žmonės, visi turime kažkaip savo poreikius atliepti ir žinoma pastebėti ir kitus, ar ne, kad visi galėtumėm galbūt geriau ir sveikiau gyventi, ypač su mūsų emocinė sveikata. Galbūt taip norint dar pabrėžti, vat būtent apie darbo rezultatus, nes vis tiek visi dirbame, pakankamai didelę dalį savo gyvenimo praleidžiame darbe, tai kaip tas perdegimas paliečia mūsų darbo rezultatus?
Jo, tai perdegimas iš tikrųjų daro didelę įtaką darbo rezultatams, nors kaip ir prieš tai kalbėjom, nors iš pradžių gali atrodyti priešingai, ar ne, tai kad daugelis žmonių, kurie patiria perdegimą, jie kurį laiką gali rodytis labai darbštus, produktyvus, tačiau ilgainiui pats perdegimas lemia besikeičiančius rezultatus darbe. Tai pirmiausia, kas vyksta, tai keičiasi žmogaus produktyvumas ir kūrybiškumas. Žmogus tampa vis mažiau efektyvus ir užduotis, kurios anksčiau atrodė tokios pakankamai lengvos, greitai atliekamos, tai jos pradeda užimti gerokai daugiau laiko. Žmogus gali pradėti dirbti taip, tikrai mechaniškai ir čia jau kūrybingumo mes mažiausiai galim atrasti, nebekyla naujų idėjų. Tokio entuziazmo nebejaučiama darbe, kad ieškoti naujų sprendimų, kūrybiškų sprendimų. Na ir darbai tokie tai gali tapti šabloniški, mažiau inovatyvūs. Pavyzdžiui, nežinau, marketingo specialistas, ar ne, kuris anksčiau pateikdavo kažkokias tai idėjas naujoms kompanijoms, ar ne, patirdamas perdegimą gali jau vis mažiau ir mažiau siūlyti išskirtinį turinį, nes tiesiog tam nebėra energijos. Toliau didėja klaidų, prastėja kokybė pačių užduočių atlikimo, randasi vis mažiau iniciatyvos iš žmogaus, nes iš tikrųjų, kai žmogus jau yra perdegęs, tai net pats paprasčiausias kažkoks prašymas jam, kad padarytų kažkokią tai užduotį, gali sukelti jau stiprų pasipriešinimą, reakcijas ir, pavyzdžiui, žmogus jam gali paprašyti tiesiog užpildyti kažkokią tai lentelę ir žmogus gali apsiverkti vietoje vien dėl to, kad jau nebėra resurso iš kur tai atliepti. Ir aišku, motyvacijos jausmas mažėja ir kas dar yra labai svarbu, tai kad keičiasi ir santykis su kolegomis ir kolektyvu, kadangi pats perdegimas jisai veikia žmogaus emocinę būseną ir tas besirandantis ciniškumas, irzlumas, noras atsiriboti, vengti kontakto su kolegomis ar net įsivelti į kažkokius tai konfliktus, jisai daro neigiamą įtaką pačiam kolektyvui, darbo atmosferai, sunku bendradarbiauti, vykdyti kažkokias kolektyvinės užduotis ir pačios užduotis jos gali pasidaryti gerokai sunkiau įgyvendinamos. Ir čia svarbu ir atkreipti ir kolegoms dėmesį, ar ne, nes toks žmogus, kuris susiduria jau su perdegimu, jis iš to, ką ir apibūdinau, gali atrodyti, mes pradedam norėti vengti tokio žmogaus, ar ne. Tai ne tik taip pat žmogus atsiriboja, bet ir aplinka nori atsitraukti, atsiriboti nuo to žmogaus, kas iš esmės didina tam, kuris patiria perdegimą, tą izoliacijos, vienišumo visiškai jausmą. Tai vis dėlto, jeigu pastebim tą elgesį pasikeitusi ir emocinės reakcijas, svarbu stabtelti ir kartu apkalbėti, kas čia vyksta ir ką mes galim padaryti tam, kad neįkristumėm į tokį liūną, iš kurio jau paskui sunku išeiti, nes kai jau konfliktai įsisenėja, įsišaknyja, tada apčiuopti, už kur pradėti spręsti, tampa sudėtingai. Ir aišku, tada ko pasekoje irgi didėja žmogaus pravaikštų skaičius, susirgimų skaičius, ar ne, neatvyksta jau žmogus į darbą, nes iš tikrųjų serga arba tiesiog jam yra per didelis krūvis eiti į darbą, todėl jisai renkasi tiesiog praleisti ir atsiriboti. Ir kažkaip irgi aš dar taip pagalvojau, kad su perdegimu yra taip, kad mes jau labai dažnai girdim apie tą perdegimą ir visiems atrodo, ai, tai čia žmogus pavargo, perdogo, žodžiu, kaip ir visi dabar čia perdegė. Bet iš esmės perdegimas gali vesti ir prie kažkokių rimtesnių dar netgi sutrikimų, ar ne, tos pačios savižalos, nerimo, visokių sutrikimų. Taip. Jo, tai viena tai, ką iš tikrųjų labai geras pastebėjimas, kad mūsų visuomeniai pats terminas perdegimas, jisai tapo toks
toks dažnai vartojamas, kad tiesiog jau maišom su tiesiog paprastu nuovargiu. Jeigu pavargau, tai reiškia perdegiau. Nu, jeigu ten sunkesnė savaitė, viskas po šitos savaitės aš jau perdegiau. Tai kaip ir minėjau pradžioje, perdegimas yra chroniškas, ilgalaikis procesas ir neatsiranda staiga ir tai nėra tas pats, kas nuovargis. Mes iš tikrųjų turim ir tuos kriterijus, ar ne, kuriuose įsivertinę galim pastebėti, kad tai yra nerimas, kad tai yra perdegimas ir iš tikrųjų kelias į perdegimą ir pats perdegimas jisai gali prisidėti prie dar rimtesnių psichikos sutrikimų, kaip pavyzdžiui depresija ar nerimo sutrikimai, ar ne, kuriems jau bus reikalingas dar rimtesnis specifiškas gydymas, bet lygiai taip pat nereiškia, kad patiriant nerimą, būtinai žmogus šalia turės ir depresiją arba išsivysčiusius nerimo sutrikimus ar kažkokius kitus psichikos sveikatos sutrikimus, kaip jau diagnozės, ar ne, būtų galima rašyti. Ir čia svarbu atskirti, ar ne, kad šiaip pats perdegimas jisai yra susijęs su darbu. Mes, kai kalbam apie perdegimą, tai mes kalbam apie simptomus, kuriuos žmonės patiria dėl darbo krūvio. Nemaišyti ir su dalykais, kurie vyksta gyvenime. Bet kas vyksta, jeigu mes turim didelį užsitęsusį stresą darbinėje aplinkoje, kas veda link perdegimo ir šalia vykstančius dar kitus dalykus, tai tada tikėtina, kad tų sutrikimų skaičius jisai gali gerokai, rizika, tikimybė gerokai labiau išaugti, nes, pavyzdžiui, depresija jinai yra labiau apimanti ir kitus gyvenimo aspektus, ne tik tai kalbant apie darbą. Tai perdegimas yra rimta būsena, ilgalaikė būsena ir laiku nesusirūpinus, neatkreipus dėmesio, iš tikrųjų tai gali privesti prie gerokai rimtesnių, nenuvertinant, kad perdegimas ar ne yra nerimtas, tai yra rimta būsena, tačiau dar privesti prie rimtesnių sutrikimų, kas didina riziką, ar ne, kad žmogui bus ypatingai sunku atsistatyti arba netgi gali baigtis ypatingai kraštutinėmis priemonėmis, kaip savižudybė ir panašiai. Taip. Ir kaip tik gavome klausimą iš vieno iš žiūrovų, kuris dabar stebi webinarą. Ir jis ir yra susijęs dabar kaip ir su to klausimu, kurio klausiu anksčiau. Tai kad dauguma perdegimo simptomų skamba panašus į kaip ir depresijos simptomus. Ir ką daryti, jeigu jau, tarkim, sergi depresiją ir eini link perdegimo. Ir kaip atskirti tuos simptomus nuo depresijos ir pačio perdegimo. Aš tai iš tikrųjų šitoj vietoje rekomenduočiau kalbėti su specialistais ir neužsiimti savidiagnostiką, ar ne, lygiai taip pat kaip ir depresija. Mes kalbam apie perdegimą, ką mes vartojam savo kasdienybėj, man perdegimas, bet lygiai taip pat ir vartojam depresijos savoką savo kasdienybėje, man depresija, ar ne? Tai depresija yra rimta būsena, ar ne, psichikos, ar ne, sutrikimai, atsirandantis pokyčiai mūsų smegenyse dėl tam tikrų ir hormoninės sistemos sutrikimų, ar ne, kai sutrinka ir tam tikrų laimės hormonų išsiskirimas į mūsų smegenis, tai neužsiimti savidiagnostiką, ar ne, ir šitoj vietoj tiesiog kreiptis į specialistus tam, kad iš tikrųjų rasti tą būdą, kaip atskirti ir padėti savo. Ir gal iš tikrųjų kažkuriam tai laikui yra reikalingas medikamentinis gydymas, gal užtenka psichoterapijos, o gal iš tikrųjų tai nėra dar depresija ir nėra dar perdegimas ir tam tikri realūs pokyčiai gyvenime, ar ne, persidėliojimas savo prioritetų, mokymasis brėžti savo ribas asmeninės, ar ne, nusistatyti darbo krūvį gali mus prevenciškai apsaugoti nuo rimtesnių būsenų. Tai šitoje vietoje aš rekomenduočiau, kad ir profilaktiškai, bet tada pasikonsultuoti su specialistais. Taip, ir čia yra paliečiama galbūt ta tema, kad
vat perdegimas, nerimo sutrikimai, depresija yra tokie gan kaip ir panašūs sutrikimai, nes turi panašią simptomatiką, bet jie vis tiek kiekvienas vat kažkuom skiriasi, ar ne? Tai vat galbūt žmogus turi panikos atakas, ar ne, ar ten galbūt priepuolius kažkokius nerimo, ir jisai tada galvoja, tai ar čia nerimas yra, ar čia yra perdegimas, vat kaip atskirti, ar čia depresija, nes aš dabar jaučiuosi labai prislėgtas, tokia depresyvi nuotaika, irzlumas, ar ne, ar tai yra perdegimas. Mhm. Tai aš nežinau, ar dabar norisi, kad aš čia kažkaip tai punktais išskirčiau, ar kaip. Nu, man atrodo, kad mes gal neikim į tokias, na, irgi detalės, nes tai yra, na, labai tamprus skirtumai ir čia jau irgi ir prasideda psichiatrijos dalykai, ar ne, kur, na, neretai, na, ne psichologai diagnozuoja depresiją ar nerimo sutrikimus, tai yra ir gydytojų darbas, ar ne, kurie žiūri, ar ten yra, na, jau ir psichikos sutrikimai. Iš esmės, tai tiesiog, jeigu jau yra nerimas, kuris neleidžia mums normaliai funkcionuoti kasdienoje, jeigu yra panikos atakos, na, tai yra jau didžiulis iš karto mums signalas, kad mūsų kasdienybėje čia vyksta kažkas ne taip. Ir tas reikalauja reikalauja tam tikrų pokyčių, ir tie pokyčiai pirmiausia yra susiję su emociniais dalykais, ar ne? Kažkurioje vietoje aš kažką užspaudžiu savo emocijose, ar ne, kažkurioje vietoje aš neleidžiu savo nusibriežti tam tikras ribas ir panašiai. Tai vėlgi galvočiau, kad pirmiausia grįžtam į bazinius dalykus, ar ne, susitvarkom savo kasdienybę, rutiną, dalykus, kuriuos mes galim labiausiai sukontroliuoti. Na ir tada, jeigu randasi tam tikri rimtesni požiūriai, tai vėlgi rekomenduočiau kreiptis į specialistus. Šiais laikais mes turim labai plačią pasiūlą, ar ne, kur mes galim kreiptis tiek mokamai, tiek nemokamai ir pasidalinti savo išgyvenimais, rūpesčiais apie tai, arba bent jau su savo kolegomis, artimais žmonėmis ir, na, žiūrėti, kas vis dėlto iššaukia tam tikrus simptomus ir žiūrėti, ką verta būtų keisti savo kasdienoje. Nes tai jau yra rimti signalai. Taip. Tai vat mes galbūt kažkaip ir einame link to, kad jeigu žmogus blogai jaučiasi arba pastebi kažkokios simptomatikos, kad tikrai yra verta kreiptis į specialistą, kad ir porai, tarkim, ar ne, konsultacijų, kad pasikalbėti ir išsiaiškinti, kur tas skaudulys yra. Taip, nes kaip mes vaikštom pas kaip žiūrėk, nu, einam pas gydytojus, tikėkimės reguliariai profilaktiškai pasitikrinti, ar ne, ar viskas yra tvarkoje. Tai, nežinau, tarkim, einam pas odontologus, kad atlikti burnos higieną, ar ne, ir prevenciškai susižiūrėti, kad, na, viskas būtų tvarkoje. Jeigu mes pajaučiam kažkokį skausmą ir neinam pas specialistus, nes bijom, ką ten išgirs, bijom, kad gręš, bijom, kad skaudės, ar ne, atidėliojam, vėliau tai gali pasireikšti gerokai rimtesnėmis būsenomis, ar ne, kur net reikalingas chirurginis įsikišimas. Tai lygiai taip pat ir su mūsų psichologinė būsena, ar ne, mes galim pasitikrinti profilaktiškai, ar ne, tam, kad nereikėtų paskui rimtų intervencijų, ar ne, ir nenueitumėm. Tačiau normalu, kad yra baisu, normalu, kad šiais laikais mes vis dar turim stigmos apie tai, nekalbėti apie psichologinius dalykus, nes netgi ir perdegimo atveju, žiūrėkime, kaip mes dažniausiai matom tai, ar ne, jeigu žmogus patiria perdegimą, tai yra pačio žmogaus problema. Tegul tvarkosi. Pats žmogus turi su tuo tvarkytis, ar ne? Nors iš tikrųjų dažniausiai perdegimas yra pasekmė ne tik tai asmeninių dalykų, bet tai yra ir pasekmė organizacinės kultūros, aplinkos, kurioje žmogus yra, ir daugelio sudedamųjų veiksnių sąveikos tarpusavio ten. Tai, na, tai yra tarpusavio, na, tokie veiksniai. Ir kai mums būna, pavyzdžiui, mes sukarščiuojam, mes turim teisę paskambinti į darbą ir paprašyti laisvos dienos tam, kad atsistatytumėm. Ne? O jeigu jaučiamės prastai psichologiškai, tarsi tokios galimybės jau nebėra.
Ne, tai tiesiog atkreipti dėmesį, kokioj kultūroj darbo mes esam, galbūt kolektyve, komandose savo galim aptarti ir kalbėti apie tai, kas vyksta, kalbėti apie tai prevenciškai ar ne, organizuoti tam tikrus ir užsiėmimus, komandos formavimo susitikimus ar ne, mokytis kartu, planuoti laiką, dėliotis prioritetus tam, kad kurtumėm tą sveiką atmosferą ir pačioje organizacijoje, kurioje esame. Taip ir galų gale vis tiek pats žmogus jaučia tokio kaip ir saugumo, kai jis turi žinių kažkokių, ar ne, kai jis žino, Taip. vat, tas perdegimas. Nes kažkaip irgi kartais atrodo, kad žmogus gali blogai, tarkim, jaustis ir iškart tada savo tokia kaip ir savyje diagnozija įvykta, kad va čia man nerimas, man čia depresija, aš čia perdegęs, bet kai nueini pasikalbi su specialistu, pasižiūri, kad, nu, vat, galbūt čia ne perdegimas, bet kažkokioj kitoj tavo gyvenimo sferoje yra kažkokia neišspręsta problema, išsisprendi, pasikalbi ir vat, dėl to ir norisi labai skatinti, kad vat, žmonės eitų ir kreiptųsi ir, žodžiu, žiūrėtų ir saugotų save. Jo, bet ir iš kitos pusės, ar ne, ir norisi tą irgi paakcentuoti, kad nebūtinai visada to reikia, ar ne, na, tikrai žmonės pilnai gali persidėlioti ir išsispręsti savo ir savarankiškai gyvenime, jeigu tame mes didinam savo asmeninį sąmoningumą ir didinam taip žinojimą, kame esam. Tai jeigu aš matau, galvoju, kad man gali būti perdegimas, aha, tai tada stabteliu ir persižiūriu, tai ką aš galiu keisti savo dienoje, ką aš galiu keisti savo požiūrį. Na, pavyzdžiui, jeigu aš ten esu perfekcionistė ir man svarbu, kad viską būtų padaryti, reikia, kad viskas būtų padaryta tobulai, ar ne, aukščiausi standartai, ar ne, ko dažniausiai nepavyksta pasiekti ir tada kyla nuolatinis nusivylimas. Tai vadina, perklausiu save, aha, matau, kad čia galbūt yra ta dalis, su kuria galėčiau dirbti, į ką verta atkreipti dėmesį man asmeniškai. Ir tada mes galim ir savarankiškai daryti tam tikrus pokyčius, jeigu nuolat stabtelim ir atkreipiam dėmesį į tai, kas vyksta, pastebim pokyčius, kurie randasi mūsų emocinėje, fizinėje savijautoje. Ir tuo pačiu, jeigu tą daryti sudėtinga, asmeniškai ir ne, galim visą laiką kreiptis ir čia. Tai, ir taip, ne, nes kartais būna ir, mūsų visuomenė irgi, kad jau tik kas, jau tada jau pas psichologą ar dar kažkaip, galima ir ne, ir taip, svarbu galbūt pasimėginti ir vienaip ir kitaip ir žiūrėti, kas labiausiai veikia man. Mhm. Taip, labai individualus dalykas, kaip ir gerai paminėjote. Ir galbūt dabar galim ir pereiti prie tokių kaip ir prevencinių priemonių, ką pats žmogus gali daryti, kad jis apsisaugotų nuo perdegimo. Tai man atrodo, kad jau ir pradžioj truputėlį tą paminėjom, bet, iš esmės tai pirmiausia, tai taip, suprasti, kas iš viso tai yra ir stebėti signalus atsirandančius, kas padeda nuolatos reflektuojant, rūpintis savo poilsiu, ne, tai čia tiesiog tai jau turėtų būti tiesiog mūsų kaip kasdienybės dalis planuoti poilsį, o ne tik tai atiduoti tą poilsį kaip atsitiks tai savaime kažkaip, ar ne? Na, mes turim tarsi pirmadienį, penktadienį dirbam ir savaitgalį tarsi turėtumėm atsigauti, pailsėti. Tačiau kiek dabar tarp klientų pastebiu, nelabai mes mokam jau ilsėtis, ar ne? Tai yra skirtingi ir poilsio būdai, tai sąmoningai rinktis skirtingus poilsio būdus, nes mums reikia ir socialinio poilsio, kada mes pailsim nuo žmonių, mums reikia fizinio poilsio, kognityvinio poilsio, nežinau, atsitraukti ir nuo išorės dirgiklių, galbūt jeigu mano darbas yra labai protinis, tai man kaip tik poilsį suteiks daugiau fizinė veikla, jeigu mano darbas labiau fizinis, tada man galbūt poilsio, kad ir kaip tai beskambėtų, labiau suteiks protinė veikla, ar ne, mes turim ieškoti ir planuoti tą laiką savo kasdienybei, tada planuotis atostogas, ne veltui pagal darbo kodeksą mes turim nustatytą, kad mūsų bent vienos atostogos per metus turi trukti
būti 2 savaitės, nes tyrimai patvirtina, kad mums reikia laiko įeiti į atostogų režimą, pailsėti ir vėl grįžti į darbinį režimą. Ne veltui mes dažniausiai darbe planuotis atostogas turėtum jau metų pradžioje ir jas užsirezervuoti, ar ne? Žmonės kažkodėl to nedaro, gaili atostogų savo. Nu, tai jeigu aš gailiu atostogų savo, perklausiu savęs, kas čia, apie ką čia, ne, tai galbūt aš nežinau, ką aš veiksiu per atostogas, nu gerai, tai tada va čia yra erdvė sėsti ir kūrybiškai planuoti, ką aš galiu padaryti. Tai sąmoningai planuoti poilsį savo kasdienybėje. Ir tas poilsis nebūtinai jisai turi būti, na, dažnai būna, aš savaitgalį pavargstu, nes šeima, vaikai, ten kelionės, išvykos aplankyti tėvus, vėl kažkur tai nuvažiuoti ir tada tas dar labiau nuvargina. Gerai, o kaip aš galiu įplanuoti į savo kasdienybę laiko, kuris yra skirtas tik man? Aš, pavyzdžiui, visada žinau, kad, na, vieną kartą per savaitę bent kelias valandas aš skiriu tik sau. Ir tai yra laikas šventas man ir aš tuo metu galiu daryti, ką tik tai noriu. Kaip tik šią savaitę su vienu klientu kalbėjom apie tai, kaip įsiplanuoti į savo kasdienybę, pažaisti kada su kompiuterinius žaidimus. Ar ne, atrodo kažkaip tai paprasta, juokinga, bet, na, žmogui kyla kalties jausmas, kad jisai nori tą padaryti, bet kaip tada skirti laiką šeimai, kaip tada skirti laiko antrai pusiai, kaip suderinti su darbais. Nu, tai jeigu aš nusistatau, kad, nežinau, vieną kartą per savaitę 2 valandas ar valandą aš leisiu savo tą padaryti, ar ne, tada ir aplinka tą žino ir kalties jausmas mažėja ir turiu laiko savo su veikla, kurią noriu daryti. Ne, išlaikyti fizinį aktyvumą, leisti laiką gamtoje, vaikščiojimas, kiti sportiniai užsiėmimai, mityba, miegas, neatsiriboti nuo socialinių kontaktų, socialinės paramos, galbūt ieškoti naujų hobių, naujos veiklos, kuri padėtų mums atsipalaiduoti, atsijungti nuo darbų. Vienam tai gali būti žolės pjovimas prie namo, kitam tai gali būti, nežinau, keramikos kažkoks užsiėmimas, šokiai, na, nesvarbu, kiekvienam skirtingai, bet tuo pačiu mes turim turėti savo gyvenime veiklos, kuri teikia mums malonumą ir mes nesijaučiam kalti, kad ta veikla užsiimam. Ne, tai nes kentėt gyvenime mes jau esam išmokę. Ne, savo kasdienybei dirbti, tempas, pokyčiai, neapibrieštumas, nežinomybė. Čia mes jau tą raumenį puikiai išvystėm, o kaip apie tą džiaugsmo ir malonumo gyvenime patyrimo dalį, ar ne? Tai vat kur galiu rasti daugiau to, ne? Didinti savo lankstumą, gebėjimą pristaikyti, nebandyti susiplanuoti ir tada tik tai taip laikytis. Na, gyvenime visada kyla neapibrėžtumas, gyvenime dalykai vyksta ne pagal planą, tai kaip aš galiu lavinti savo įgūdį, persiplanuoti, kaip didinti savo psichologinį atsparumą, kurį mes irgi galim didinti. Na, žiūrėti lankščiai, bet svarbiausia nepamiršti, kad be darbo gyvenime yra ir gyvenimas. Ir kai čia išlaikom tą tokį požiūrį, kad na, gyvenime ne tik darbas, bet ir gyvenimas yra, ir gyvenime gali būti ir malonumo, tada mes pradedam keisti savo požiūrį. O jeigu aš pastebiu, kad na, tik darbas, tai tada klausimas, ką aš noriu įrodyti, kokios yra giluminios tos priežastys, kurios mane skatina savo dėmesį sukoncentruoti tik tai ten. Mhm. Taip, tai vat nėra to tokio slapto recepto, kurio visi nori, ką man dabar daryti, kad išvengčiau to perdegimo. Tai labai Yra individualu. kiekvienas žmogus kuria savo asmeninį receptą, kad ir kaip tai beskambėtų. Bazinius principus mes žinom. Kas vyksta, ar ne, kad, na, žmonės nori kažko tai jau daugiau, pamiršę susibalansuoti bazinius dalykus. Tai pirmiausia, grįžtam prie ten, susižiūrim ten, o paskui jau kalbam, ką dar labiau padaryti. Čia kaip ir efektyvumo tema, kuri dabar labai irgi buvo tokia ant bangos, ar ne, jau keičiasi, nes efektyvumas privedė prie daug perdegimo. Tai kaip dar efektyviau, ar ne, padaryti. Tai pirmiausia, pradėkim nuo esminių dalykų, ką galim padaryti, ką galim sukontroliuoti savo gyvenime.
Taip, ir aš manau, čia irgi vat labai svarbu, kad tarkim, pakalbu su kolega ir kolega sako, vat aš čia einu bėgioti, man tas bėgiojimas, Mm, aš čia pailsiu, man čia visa galva išsivalo, visas mintis išsivalo. Ir tada atrodo, aha, man irgi dabar reikia eiti bėgioti, nes čia labai gerai, aš vat pailsėsiu. Bet vat svarbu tą suprast, kad vienam bėgiojimas yra vat kaip tik kažkokia gal energijos iškrova, ar žmogus pasikrauna gal netgi kažkokios energijos, o kitam, nu, vat tai nėra visiškai joks poilsis. mhm, Kiekvienas savo mhm. turi vat surasti, kaip sakėt, tokį receptą, kas jiem tinka, kaip atsitraukti nuo tų darbų. Jo, ir nepamirštam, kad poilsis ir, poilsio rūšys yra skirtingos, ar ne, kaip ir minėjau, tiek fiziškai mums svarbu per kūną atsikratyti įtampos, mums svarbu ir protiškai kažkaip atsipalaiduoti, ar ne, todėl ir, rekomenduojama turėti kažkokią veiklą, kuri įtrauktų fizinę aktyvumą, turėti kažkokius įpročius, kurie būtų susiję su proto nuraminimu, tai aš nežinau, mindfulness, dėmesingo įsisąmoninimo praktikos, meditacija, laikas gamtoje, kas padeda mums nuraminti savo protą, kuris nuolatos sukasi ir dažniausiai prikuria mums papildomų problemų, kurių neretai net nėra. Ne, kaip galima stiprinti savo ryšį su savimi, kaip stiprinti ryšį su aplinka, su kitais žmonėmis. Tiesiog atkreipti dėmesį į skirtingus veiksnius. Taip. Ir matau, kad nu, jau truputėlį mes einam į pabaigą, tai gal tokiam irgi, gal kaip ir paskutiniam klausimui, bet visa esmė galbūt yra ribose, ar ne, kokias mes sugebame ribas nubrėžti tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Ir Mhm. po darbo grįžus namo, visokios žinutės darbinės, jeigu eina, skambina kas nors, tarkim, tai irgi kažkiek išbalansuoja, ar ne? Ir dabar darbas iš namų, jis kažkiek irgi tą ribą truputėlį tai kaip ir trina tarp asmeninio gyvenimo ir darbinio. Tai kaip tai Taip. veikia perdegimo? Tai iš tikrųjų stipriai siejasi, ar ne, kad, turbūt ypatingai vat po kovido pandemijos mes tą galėjom pajusti, kada nebeliko tokio atskyrimo tarp gyvenimo erdvės ir darbo erdvės. Na ir tada kyla psichologiškai, emociškai, protiškai jausmas, kad aš esu nuolatos darbe, 24 valandas per parą. Ne, kada žinutės eina, laiškai eina, susitikimai vyksta toje pačioje erdvėje, kurioje aš valgau, toje pačioje erdvėje, kurioje aš turiu savo laisvalaikį su šeima, su artimaisiais. Tai, mums yra svarbu sąmoningai turėti, brėžti savo ribas, ar ne, ir gebėti atsijungti nuo dirgiklių. Bet vėlgi, tai yra ne visus tai dirgina taip stipriai, ar ne? Ten, tarkim, atėjęs laiškas 10 valandą vakare, ar ne, nebūtinai, kažkas tai pamatęs telefone, ar ne, tą laišką ten labai jau, sureaguoja taip, ar ne? Bet iš tikrųjų vis tiek, mus tai paveikia, tai šiaip rekomendacija būtų kiek įmanoma labiau atsijungti, nusistatyti savo darbo valandas, nusistatyti ribas, susikurti namuose atitinkamą erdvę, kuri yra skirta tik darbui ir ne prie valgomojo stalo daryti susitikimus, o jeigu nėra kitų galimybių ir mes dirbam taip iš namų, tai tiesiog turėti ritualą, kaip aš ateinu į savo darbo vietą, ar ne, ten, nežinau, susistatau kompiuterį, galbūt apšvietimą, kažkokias kitas dalis ir baigus darbo valandom, aš tiesiog viską susitvarkau, kad savo akise net nebematyčiau. Ar ne tų dirgiklių, kad taip, viskas, aš baigiau darbą ir savo darbo vietą aš susitvarkau. Ir tada kitą dieną vėl, ar ne, aš iš naujo tą darbo aplinką pasiruošiu. Kam? Nes tada mūsų smegenyse vyksta tokia riba atskirimas. Dabar aš įeinu į darbo režimą, dabar aš išeinu iš darbo režimo ir dar jeigu šalia aš, pavyzdžiui, po darbo išeičiau aplinkui namą, apeičiau lauke, tada iš viso, ar ne, toks gaunasi kaip pervažiavimas. O ribos tarp to, kada mes atsakom, ar ne, kada mes reaguojam į žinutes, į prašymus darbinius, čia vėlgi mūsų asmeninės ribos ir svarbu jas nusistatyti, nes jeigu mes patys nenusibrėšim tam tikrų ribų, tai aplinka tikrai tas ribas tada nustatys mums, ar ne, o tai reiškia panaikins jas.
Ir net ir nusibrėžus tam tikras ribas, asmeninės aplinka nuolatos patikrins, kiek stiprios tos ribos. Čia kaip su vaikais, ar ne? Jeigu mes vaikams nubrėžiam tam tikras ribas, vaikai visada pasitikrins, ar ne? Ar tikrai tos ribos yra egzistuojančios. Duos saldainį ar neduos saldainį. Tai lygiai taip pat, jeigu aš pasakau savo kolektyvų, nesvarbu šiaip tas ribas ir ištransliuoti išoriai. Ne tik tai savo nusibriežti, bet ir išoriai ištransliuoti. Jeigu aš pasakau kolektyvui, kad aš nuo 6 valandos nebeatsakinėju į žinutes, nes tada baigėsi mano darbo valandos, tai nuo 6 valandos reiškia, aš ir neatsakinėju į žinutes. Ir čia svarbu, kokią kultūrą mes kuriam savo kolektyve. Tai pavyzdžiui, ką aš pati praktikuoju dažnai, ar ne, tai irgi jeigu kažkokius tai laiškus atrašinėju elektroninius ir kartais būna, kad aš tiesiog prisėdu 9 valandą vakare, ar ne, kas, aš jaučiu, man tai nesudaro problemos, bet dažniausiai aš tada sąmoningai nustatau išsiųsti laišką kitos dienos ryte. Nesiunčiu žmogui, ar ne, tuo pačiu metu. Tai mes galim turėti ir kolektyvę tuos susitarimus, kokios kultūros mes laikomės. Taip, labai svarbu iškomunikuoti yra savo ribas, ar ne, nes ne visi kažkaip galbūt supranta, kitiem gali atrodyti nieko tokio, kad čia taip, pavyzdžiui, dabar išsiunčiu tą laišką. Jo, nes jeigu aš nusistatau savo ribas, neištransliuoju aplinkai, aplinka elgiasi pagal savo modelius, nežinodami mano ribų, tai aš dar labiau pykstu, kodėl aplinka nesilaiko tų ribų, nors jie net nežino, kad jos yra. Taip, taip. Tai ką, labai ačiū Jums, Justina, už visą šitą pasidalinimą, už visą suteiktą informaciją. Tikiuosi, ir mūsų žiūrovams buvo įdomu pasiklausyti. Visi psichologai.lt. Padedame jaustis geriau.